Sveiki draugai, atvažiavau į žvejybą, tuom pančiu išbandyti skėtį, kuris yra mano video kažkur filmuotas. Štai kaip jis atrodo iš vidaus. Vietos yra tikrai pakankamai, bet yra nemažas vėjas. Todėl galėjo kažkaip gamintojai sugalvoti geriau, kažkokius tai įtempimus papildomus įdėti. Kaip matote, viskas vėjas, galėjo būti kažkokie tai įtempimai, bet jų nėra, ir skėtis visas beformis. Taip nuo vėjo, nuo lietaus, aišku, apsaugo. Bet vakarą tempėjų, tai jeigu būtų dar didesnis vėjas, tai nežinau, neįsivaizduoju, būtų tikriausiai nuneštų visą šitą skėtį, velniai žino kur. Kaip matote, jeigu būtų koks tempėjas ir viduj būtų daugiau vietos, dabar vėjas viską suneša į vidų. Kad gamintojai apie tai nepagalvojo. Na, bet nuo mažo vėjo, nuo nedidelio lietaus, na, lietus gali didelis būti, svarbu, kad nebūtų didelio vėjo, tai normaliai. Tai va, kam patiko, keliam pirštus į viršų ir iki kitų sutikimų.